Pavasaris ko gero yra tas metas, kai visi pažvelgiame į veidrodį, kritiškai save įvertiname ir pasižadame iki vasaros šiek tiek pakoreguoti savo išvaizdą. Kaip atsikratyti 25 kg? Buvusiam Lenkijos prezidentui Aleksandrui Kvasnievskiui tai padaryti pavyko. O kad šis būdas efektyvus, įsitikinau asmeniškai. Per 2 savaitės savęs nekankinant ir nebadaujant, atsikračiau 8 kg. Nesusargdinsit? Ne. Nu, dabar yra šiek tiek pavojaus, nes vis tiek jūs nepasiruošęs, kaip aš kiekvieną dieną į sniegą einam. Bet čia yra labai gerai. Šiaip svarbiausia sniegas. Jelena, nuo ko prasideda jūsų rytas? Rytas prasideda nuo vandens, karšto vandens su imbiru. Dabar. Paskui mankšta, tibetiečių, 5 pratimai labai svarbu. Daug metų, gal 10 metų. O kada yra šito ledo nebus, tai bus plaukimas su kostiumu iš pradžių storų, paskui kostiumas bus plonas. Tai čia yra gerai. O dabar tai dviratis ir sniegas. Sniegas yra labai svarbu. Man toks jausmas, kad aš prilipsiu prie to sniego. Reikia atvirai prisipažinti, kad nelabai norėjau, jog šie vaizdai pasiektų eterį, o dar labiau ir man asmeniškai neįtin jauki pokalbio prieš kamerą dalis. Tačiau, kaip sakoma, reikia žaisti sąžiningai. Neslėpkime juk ir vaizdus, kuomet manėte, kad vienam iš šios laidos kūrėjų derėtų kiek sublokti, savo ekranuose matėte gana ilgą laiką. Ir būtent ta neiškirpta iš šio reportažo mudviejų su Lietuvos žvaigždžių dietologe Jelena Tulčina dalis mane pagaliau privertė keistis. Kalbu ne tik apie pakoreguotą gyvenimo būdą, išvaizdą, bet ir apie savijautą bei sveikatą. Taigi visa ši istorija prasidėjo beveik prieš mėnesį, kai mūsų šalį dar dengė sniegas. Beje, prasidėjo ji tikrai ne nuo manęs, tik vėliau tai virto ir asmeniniu dalyku. Prasidėjo ji nuo žinios apskriejusios Lenkų žiniasklaidą. Pranešimai buvo apie tai, kad šios šalies eksprezidentas Aleksandras Kvasnievskis vos per 4 mėnesius stebuklingai atsikratė net 25 kg ir susitvarkė jau kurį laiką šlubavusią sveikatą. Šią naujieną tąsyk eskalavo ne viena populiari Lenkijos televizijos laida. Tiesa, tada mažai kas žinojo, kad už viso to slypi lietuviška pavardė, o tiksliau, natūralios medicinos pradininkė mūsų šalyje. Taigi, kai tąsyk pasibeldžiau į garsios medikės namų Trakuose duris, ši tema savaime pakrypo visai netikėtą linkme. Jūs taip gražus, jaunas žmogus, bet jūs galit būti šiek tiek, aš jaučiu, kad jūs taip paburkot per žiemą. Ir aš jums siūlau kelių savaičių programą, kuris galit pasikeisti per 2 savaitės. O ką jūs man galite pažadėti per tas 2 savaitės? Aš ta prasme nebebūsiu paburkęs? Jūs nebūsit. Visai nesenai eksprezidentas Lenkijos Kvasnievskis, Aleksandras, taip, jis praėjo tą visą programą, jis atliko maisto netoleravimo testą ir numetė 25 kg per 4 mėnesius. Ir pažiūrėkit, kaip jis dabar atrodo. Čia yra tiesiog, rimta, sveika ir svarbiausia, nebūsit alkanas. O Jelena, aš jums labai toks Ne. pilnas atrodo. Ne. Edvardai, kiek jūs priaugot per žiemą, pasakyk? Ar jūs priaugot? Šiek tiek Kiek? Daug. Nu tai kiek daug? Gal 8 kg. O? Aiškumo dėlį iškart dėrėtų pasakyti, kad tądien su Jelena Tulčina kirtau savotiškų lažybų, privertusių mane užlipti ant svarstyklių ir pirmą kartą garsiai, o dabar jau ir viešai pripažinti, kad prabėgusi žiema buvo negailestinga mano kūnui. Priaugau rekordiškai daug kilogramų, net 12, nors save visą laiką tikinau, kad tik 8, o aplinkiniams įrodinėjau papilnėjęs vos 6. Vienok net veidrodis man nebuvo toks sąžiningas, kaip tąkart Jelenos Tulčinos svarstyklės, privertusios imtis savotiško žurnalistinio ir žinoma asmeninio tyrimo. Perspėjau, kad jeigu nepasiruošė 100% laikytis, tai geriau nepradėti. Jau kitą rytą paaukojau 10 ml kraujo, o po poros valandų įsiprašiau į laboratoriją, kad savo akimis galėčiau stebėti garsųjį maisto netoleravimo testą. Tai yra pamatyti, kamgi mano organizmas yra alergiškas, kas sukelia viršsvorį, nemigą, bėrimus, didina irzlumą bei suryja mano energiją.
Jei kalbant labai atvirai, išmontuotoje šio reportažo dalyje, mudu su gydytoja Tulčina net ginčijomės, kad jei jos metodika pasirodys neveiksminga ir pajusiu bent kokius neigiamus simptomus sveikatai, už jos klinikoje Žvėryne atliekamus tyrimus ir procedūras nemokėsiu. Suskaičiavome ir tai, kiek man, norinčiam atsikratyti bent 8 kg per kelias savaitės, tas ištirpdytas 1 kg atseitų. Vidutiniškai 400 litų. Gerai, jūs pasakot, kad viskas, nuo šiandien duona netinka, ar ne? Galbūt mėsa netinka, nes nuodija, storėjai, galbūt sergi, o gal mėsa ir tinka. Tik pasakysim kokią. Ir pasakysim, prašau, tu ne džiūvėsėlis ir kiaušinėse jos neapvoliok. Tai vis dėlto jūs neuždrausit absoliučiai valgyti. Jokių būdų. Jeigu jūs mėgstat mėsą ir jums jinai yra labai svarbi ir jums leista bus mėsa, triušieną, kalakutieną, kokia bus, taip? Mes jums leisim valgyti ją kas 2 dieną, jeigu norite. Geriau valgyti rečiau 2 kartus į savaitę. Bet jeigu norit, galite kas 2 dieną. Tik tai kiekis tos mėsos turi būti 150. Tiek mokslininkai nustatė, mums yra maksimumas gyvulinio baltymo į dieną. Žinot, bet aš jums galiu taip nuoširdžiai prisipažinti. Metus aš esu daręs lyg ir eksperimentą su savim. Aš nevalgiau mėsos, žuvies, nieko, jokių gyvulinės kilmės produktų. Nekalbant to, kad labai nukrito svoris, ar ne, aš tikrųjų slankiau kaip negyvas. Ir aš galiausiai po to laiko pagalvojau, ne, kažką tai reikia vis tiek daryti, nes aš net atsibusti ryte neturėdavau jėgų. Teisingai, nes buvo kiti produktai, kurie jums galėjo netikti. Pavyzdžiui, kviečiai jūs valgėt duoną. Pavyzdžiui, jums netinka pienas arba sūris, o jūs valgėt sūrį. Suprantat, čia ne tragedija, jeigu žmogus valgo mėsą, bet jis turi žinoti, kokia jam tinka. O gal sūris jam netinka, jis jį valgo ir skaito, kad čia yra vegetariškas geras maistas. Arba bulkutės kapoja ir irgi gera. Vegetarai irgi būna storiai, būna ligoti ir taip toliau, nes gali tas maistas visai kitam žmogui netikti. Tai nuotraukos iš mano asmeninio albumo ir galbūt jos neturėtų būti rodomos viešai. Tačiau nelabai bėra ko slėpti. Per pastarąsias porą savaičių pasiryžau išvalyti kepenis, žarnyną ir iš esmės pakeičiau mitybos įpročius. Beje, štai taip jau kelios savaitės atrodo mano pusryčiai, pietus ir vakarienė. Dar 2 kart per dieną mėgaujuosi ir užkandžiais. Nu? Išaušo diena. Nu tai 6 kilai. Nu 6, kiek ir turėjau. Turėjo būti? Taip. Galite pasakyti, iš tikrųjų, atsikratė žmogus to svorio, ar ne? Nes labai tikėjo, labai norėjo, labai stengiasi. O kaip gyventi po to? O tiesiog tas turi būti gyvenimo būdas. Ir niekas neturi tikėti jokiom pasakom, kad tu gali, pavyzdžiui, numetus ten 30-40 kg svorio, gali paskui viską valgyti vėl iš eilės, tą maistą, kuris tave ir privedė prie to viršsvorio. Tu turi pakeisti gyvenimo būdą. Tu turi į maistą ir į valgymą kultūringai žiūrėti tai ir daryti taip kultūringai tą dalyką, kaip tu kultūringai ilgėsi su žmonėmis, apsirengi, namus savo sutvarkai. Juk nėra čia chaoso. Šiandien mes tvarkom namus, o rytoj čia gali būti bardakas, atsiprašant. Bet, žinot, juk žmogus yra mirtingas ir mes visi kartais mėgstam nusidėti. Gerai, vieną šeštadienį aš nesusitvarkysiu namų. Ir jeigu aš tą vieną šeštadienį labai norėsiu mamos cepelinų. Aš supratau. Ir jūs atvažiuosit pas savo mamą ir su malonumu suvalgysit tos cepelinus. Bet jeigu jūs rytoj vėl norėsit nuvažiuoti į kokią nors Marytės virtuvę, kur irgi galima suvalgyti cepelinų, o paskui bus toks dacepas kaip alkoholikui, kad kiekvieną dieną jums to norėsis, tai nelaukit tada, kad jums tas svoris nepriaugs vėl. To negalima daryti kasdieną. Šiuose nuotraukose gerai žinomi Jelenos Tulčinos klientai. Tiesa, ji net pykteli, kai šiuos garsius ne tik Lietuvoje žmonės taip pavadini. Dabar jie tiesiog garsiosios dietologės draugai. Juk išgydyti artimo žmogaus žvynelinę ji padėjo buvusiam Lietuvos premjerui Adolfui Šleževičiui, o sėkmingai sulieknėjusių žvaigždžių sąraše nuo Karinos Krisko, Nijolės Narmontaitės iki Žydrūno Savicko, Algirdo Kaušpėdo ir net 2 pačių aukščiausių šalies pareigūnų, vis tik panorusių nutilėti savo grožį ir energijos šaltinį. Elena, ar mūsų politikai pas jūs lankosi? Aš neturiu teisės apie tai kalbėti. Aš juk neklausiu pavardžių. Lankosi. Ar lieknesnius juos tauta myli labiau? Jie save myli labiau. Aš dar paklausiu,
O prieš rinkimus galbūt tie politikai dažniau ateina, juk rinkti gražų žmogų vis tiek smagiau. Ne, aš nepajutau tokios tendencijos, ne, čia nepriklauso. Čia priklauso nuo pačio žmogaus, kai subrendo ir jis atėjo.